Taigi, sveiki visi šiandien susirinkę. Šiandien truputį pablevizgavosim apie visą vandenį susikaupusį Rūsį, kaip aš jį išsemiu šiuo metu. Ir truputį pakalbėsime apie kazaną ypatumus ir kaip darau savo firminį troškinuką. Vandens tai tiek, be botų tai be šanso. Va, tiek siurblis įmerktas jau yra. Ir kol nebuvo toks aukštas vanduo, iš tikro hidroizoliacija padėjo. Matėsi, kampai tokie padriekiai yra, bet nieko baisaus. O čia jau tiesiog viskas jau plaukioja. Viskas paskendė yra. Žoliapievė, trimeris, viskas žodžiu vandenys. Šičia tik tais visos tos družbos, kas yra lentynose, tam dar gerai pasisekė iš tikro. Geriausia esmė, kad dabar siurbiu Rūsį ir man iš šičia čia dingo vanduo ir jau čia dingo vanduo iš karto, nebesilaiko, beliko tik tais tenais. Tai įtariu labai, kad kažkur yra kažkokia gal ertmė ir dar iš po čia vanduo visas keliauja į Rūsę. O dabar, kadangi per Rūsį viskas susigeria, tai kaip ir drenažas turėtų padėti dar. Nu jau beveik jau. Vienas siurblys atidirba ir dabar jau kitas siurblys paimtas yra, kur nuo žemės jau grinai traukia. Esu tokį pasidaręs. Čia toks. Porą centimetrų gylio ir traukia visą vandenį. Štai ir sulaukiam sniego. Nėra labai daug, bet gražu. Atrodo, vakar dar pylė, užvakar pylė, 2 savaitės pylė, dabar prisnigo. Ir kas be ko dar, minė jau užsilieja per krantus. Tas variantas, kaip pritingiu užsidėti tą setelę. Iš pat pradžių buvau bandymą daręs, be setelio pritraukia daug brūdo. Ir visą sparnuotę nuėjo šaibom. Žodžiu, įsimotosiu. Išsakysiu kitą, reikės pasikeisti dėl geresnės rūkos, nes dabar vandens labai minimalę tokią srovę paduoda, žiauriai sunkiai traukia. Štai tokia va sistema jau yra pajungta. Esmė tenais apačioj tokia dobelė centimetro gylio, gal kažkur prasidaužiau, kad giliau man paimtų. Ir dabar traukiu vandenuką, kai įsitrauks, reikės po to dobelę su hidroizoliacija irgi sutepti dar biškę, kad pro tenais vanduo nesisunktų. Bet va, esmė tokia. Pasimatė, kur labai plonai tepiausi su hidroizoliacija, tai va tokia pliema jau atsilūpė yra nuo vaikščiojimo, nuo šepečio, nuo visko. Ir esmė per tas vietas ir vanduo sunkėsi, tai čia reikės dar didesnį sluoksnį varyti ir varyti. Detalė išimtai pakeista. Tai iš esmės matosi jau, kas iš jos bebuvo likę. Realiai tai nieko, net nebeskėlė spaudimo, net nėjo užpompuoti, ką vandenį paduotų. Jeigu sustojus ir blys, tai jau viskas jau. Latrina house, namai dešios rankos. Šį kartą naudosiu jautienos sprandinę. Pasimarinavau, pasidariau tokius mini šašlykiukus. Jų esmė yra tos visos mėsos, kad prieš viską mes turim užsidėti ant šašlykinės, ją prakepti, biškį prarūkinti, kad įgautų tokio dūmo skonio. Iš esmės labiausiai tinkanti mediena tai būtų juodalksnis, obelis, slyva, bet šį kartą naudosiu beržą. O tie, kas turi komando bono, tiems nelabai pasisekė, tiesiog kad ant anglių neįgaus to skonio, koks yra išgaunamas iš malko. Marinatui naudoju tiesiog pipirus, druską, česnaką, prieskonių jokių nereikia, majonezų ypač, nes esmė yra, kad troškinantį su daržovėm visus prieskoninius skonius įgaus iš pačių daržovių. Štai kaip turi vykti visas procesas, dūmo turėtų būti daugoka, gali ir ugnelė būti, svarbu yra truputį apskrūdinti ir kuo daugiau, kad dūmo skonio įsigertų į mėsytę. Dabar nebėra svarbu, kokias tos malkas naudosite, svarbiausia dabar didesnė kaitra, labai gerai kaitinti kazaną. Mano tokia dabar technologija yra šašlykinė, žiedų visą plokštę metalinę, ant kurios susidedu kazaną, nes kol kas krosnelės nieko tokio daugiau neturiu. Žodžiu, kaitinam, dedam mėsytę, pavartom ir toliau papasakosiu, ką daryti. Kol kazanas kaista, iškart parodau
ką turiu susipjausias namuose, nes laukia ganėtinai šalta, šiuo metu -5, truputį atšyla, naktį buvo -10. Tai esmė brokolis, virtas burokėlis, virtas dėl to, kad greičiau susitroškintų. Nebent galima naudoti labai jaunus burokėlius, žalius, bet aišku, ilgiau reikės troškinti. Eina paprika, eina morka, eina bulvės, po to bus kukurūzai, dar česnako, svogūno, truputį prieskoniuko tik tais. Esmė, kad daržovės galima dėti tokias, kokios jos patinka jums, galima miksuoti netgi su marinuotam daržovėm. Ir žiūrėkit, gaudykit savo skonius. Truputėlį apkepam mėsytę dar kartą, bet dabar kazionė, riebaluose. Labai stipriai garuoja, labai geras aromatas stinga. Tie patys garsai tokie nuostabus, labai primena vasaros griliaus sezoną. Kai mėsytę truputį apkepa, sumetam česnakus, svogūnus. Šiuo atveju naudoju 2 tipų svogūnus, raudonosius ir paprastosius. Ir pamaišom, palaukim, kol apskrus. Tai apkepa svogūniukai, susimetam visas daržoves ir pamaišom, pakepinam visą bendrą reikaliuką, visas daržovės, mėsytes ir panašiai. Kai jau viskas apkepa, sultis išsiskiria iš daržovių, pomidoriukų, alyvuogių, morkyčių, bulvyčių, visko. Tada dedame truputį prieskoniukų. Šį kartą naudosiu kazano ir game overį jau yra žvėrienos prieskoniukai. Ant viršaus dar supilam tomatų pastos. Tada viską gerai išmaišome. Dar įpilam vandens. Šiuo atveju aš vandenį maišiau su 1 kubeliu sultinuko grybų skonio. Pilame tiek, kad apsemtų čiučių daugiau, negu yra tų visų daržovių. Nors iš esmės, kaip kam patinka, kam sausesnis, kam šlapesnis troškinukas, man šiuo atveju šlapesnis patinka, pilsiu daugiau vandenuko. Ir tada troškinam uždėję dangtį kokį 30-40 minučių ir kas 10 minučių ateinam pamaišyti. Štai toks troškinukas gavosi, gal truputį per mažai man skysčio yra, bet bus gerai, jau paragavau, be galo skanus, tai graunuos daiktus, viską važiuosiu namus, pasivalgysiu šiltai.